ZipFM, mėly draugai, pats metas paskambinti šiuo metu didžiam nusikalteliui Vaidotui. Vaidotui. Ko noriu jo paklausti? Tu kažką paklausim, jeigu pakels ragelį vaikinas. Gal jau kalėjime? Labas, draugelė. Sveikas, Vaidotai. Dar telefono netėmė? Ne, telefonas buvo pas man papadašku. Pas jį telefoną nėra kameras jaučiu dėl to, žinai. Yra, man šis S5, kur iš radijo centro, kur sakė, tipo, tik nebandyk nusikals, nes telefoną gali atimti. Klausyk, tai nuo dainos sukūrimo, kiek prabėgo laiko, kol tavim susidomėjo čia visi taip? 3 savaitės kažkur. Spalio 19 dieną įkėliau. Spalio 19 dieną įkėliai. Ir atsimeni tą akimirką, ką buvai namuose, kas atidarė duris, kai atėjo policija? Aš nebuvau, aš buvau pas dantistę. Aš žinau, kad tai buvau pas dantistę. Man paskambino, sako, prasilinkiai su policajais ar ne. Sakau, ne, prasilinkiau kažkas. Po to grįžtu namo, žiūriu, brolis sėdi galvą nulenkęs ant žemės, su kuo toks liūdnas sėdi. Sako, pažiūrėk, ką tu padarei. Žiūriu, akurat, kompiuterio man nėra. Sakau, tai įsivežė, iš pradžių nepatikėjau, tai va, man niekad. Aš net nebuvau susitikęs. Tu nebuvai susitikęs, ne? Tai atvažiavai nam... Jo, jam davė tokią misiją, ją padarė, tai įsivežė. O ką įsivežė? Kompą? 3 kompiuteris, Giedriaus telefoną, kamerą ir viskas mums. O tu čia šiandien gerą klausimą Facebook'e uždavė, o kodėl jie paėmė monitorių? Čia aš jėgau, kad paėmė, iš tikrųjų monitorius nepaėmė, nes aš norėjau tokį bairį. Aš ir patikėjau. Tai tas buvo patikėjęs. Klausyk, kai sužinojai, kad va taip realiai prisidirbai, nes vis tiek, tai yra gan rimtas reikalas, pradėjai pergyventi ar atvirkščiai, tu kažkaip tikėjai, kad čia nieko blogo ir viskas bus gerai? Aš dar dabar tikiu, kad čia nieko blogo, aš nesijaučiu dėl to kalbas, man kažkaip juokinga, kad čia taip, nežinau, man čia normalu atrodo. O ta pati daina, tai tu sukūrei ją pats, ar ne, visiškai pats? Šis pokalbis gali būti papanaudotas kar nors, ne, tai jo, aš jiems sukūrėm. Tai ne, su radistais mes sukūrėm, tai žiūrėk, pas mus dar ateis. Čia nemažai kompų išsinešti gali. Viską gali išsinešti. Tas klipas man iš tikrųjų labai patiko, žinok, mes visa mūsų komanda tikrai tave palaikom, aš mačiau, kad ir didžiosios Lietuvos žvaigždės Mikutavičius, Paulius Ambrazevičius, galų gale ir Algis Ramanauskas greitai pasisako už tave. Tai atlaikyk, aš manau, kad čia gavai, žinai, tokią gerą ir promo akciją. Kiek dabar followerių turėtų? Jau 70 000, tai 10 000 pakėlau. Va, prašau. Žinai, čia... O kiek sąskaita įkrito? Tai čia vėl? 20 litrų. Išvis, žiūrėk. Rimtai, tiek įkrito, ta prasme. Yra palaikančių ir siunčiančių. Taip. O kas bus, jei baudos nereikės mokėti, tai ką darysi tam? Aš sakau, paukosiu vaikų namams arba gyvūnėliams, arba tik tai gyvūnėliams, nes su vaikais dar neįskaitų skolų. Klausyk, o po kiek žmonės aukoja, nepaslaptis, tiek matai banko prisijų? Aš žiūrėjau išrašą nesiniai, kad čia mačiau, kad daugiausia buvo 100 litrų. Aš mačiau, kad dar skaičiu, kad 200 litrų, bet kažkaip nepasivėjau, pranašiau tam sakymu, tai geras. Nečiau, tai pinigų ležu užkysis, pinigai. Tai gal nori rytoj eksitą ateit pasitūsint? Tu dažnai Vilniui būni ar dabar būni pas save namie? Dabar aš būnu užsibarakadavęs tik kaimis savo. Ko toliau nuo Lukiškių jisai? O koks dabar procesas, kas toliau dabar tavęs laukia? Tu turi būti namuose, kai paskui važiuosi į policiją, ten duot parodymų, taip? Man pirmadienį bus aišku, kad kas duos man tą datą, kad į tą teismą kažką panašaus. O kas tave grėsia pagal tą, pagal... 170 kodis, kitam nežinau, ten aš nesidanu tokiais dalykais. Tai tada žinau, kad smurto skatinimas, kad gali dabar vaikai atžiūrėti vaikų ar kažką panašaus. Stipru. Tai per Simpsons, kaip Homeris spaudė savo tų bartų, tai reiškia, dabar tėvas mane irgi tėvas pažiūrė Simpsons. Vablė, oi. Nepasakiau BLE, nepasakiau C raidės. Negaliu gal 300 litrų baudos. Oi. Bičias susiskaičiavo. O esi pamastęs, jeigu paės šitas nusikaltimas, kokį toliau nusikalstamų verslų nori išsimti? Jeigu bus, tai gerai, aš kursiu toliau, ne tokias dainas, bet tai kažką panašaus. Nebūtinai tai vėl turi kurti, veikti tas vaikus auklėti tai per šitą meninį protestą. Kažką, kursiu apie šitą įvykį, ant bairę sukursiu. Pažiūrėsiu, ką jie reaguos, kad jie pagalvos, blemba.
užvažiavom ant jo, tai dabar norim. O klausyk, su Katleriu tas filmukas, nes Katleris buvo savaitgalį sutikę, čia pat radistų gimtadienį, sakė, kad jūs organizuojate ir jau kitą seriją. Tai tiesa ar ne? Su Katleriu? Jo, Mantu Katleriu. Nu, apie tą policijos seriją. Nu, mes jo, kaip organizuojam, bet dabar kai kamera man atimtų, tai kur organizuojam. O tu nemanai, kad čia gali būti susiję, žinai, jūs juokitės iš policijos ir tipo dėl to čia režisierius? Ne, pareigūnai patys važiavė, čia juokėsi, sakė, žiūri, patinka ta policija, ir patys žiūri. Super. Mums sakant, duota tokia misija, tai mes ir ją darome viskas. Supratau, taip pat kaip jautiesi, viskas gerai, jokių depresijų, kažkokių planavimų, kad padarei kažką labai blogo, nesijauti taip? Ne, normaliai, nesijaučiu kaltas kažkaip, jeigu būčiau, pažiūrėjau, žmogų žmušęs, tada galbūt sakyčiau, blemba, negerai. O pats palaikymo daugiau sulaukė ar kritikos? Palaikymo daug, tikrai, džiauriai daug. O kritikos esi gavęs laiškų, pavyzdžiui, piktų tokių, kad tave sudaros ten tie patys vaikai? Parašė, tipo, pagaliau sėsi jiems į Facebooką tą žinutę. Taip aš negaliu patirinti savo kitų žinučių, nes kitos žinutės man eina į overs folder, dėl to, kadangi aš neturiu kompiuterio, kažkokiu būdu negaliu dabar patikrinti šitų žinučių, nežinau, kas ten daras. Kokie vėlniai ten stūgauja. Supratau. Nu ką, Vaidukai, tai laikykis, žinai, visko būna, prisidarėjai, mes irgi kažkada, žinok, buvom sulaukę iš policijos dėmesio už tai, kad bandėm sustabdyti traukinį, tai irgi buvo net administracinis kažkoks ten ir net į baudžiaką ėjo, tai turėjom irgi tokį nemalonų patyrimą, bet iš to paskui kažkaip skaniai pasijuokėm. Svarbu, kad viską, žinai, tu darai su sarkazmu ir nebejai pasityčioti savęs, aš manau ir vis tiek rimtai taip negalvoji. Ne? Taip, ačiū už palaikymą. Tai laikykis ir atliek, kada pas mus į radiją, mes tave būtinai priimsim. Ok, ačiū. Laikykis, Super, čiau. ačiū tau. O mes ką, grįžtam prie muzikos ir dar turėsim svečių šiandien, ar ne? Kurie jau ruošiasi.